pakeisti praktiškai 360 viską. Tai nepraktiškai, ta prasme, taip ir buvo įvykęs persileidimas. Man labai stipriai pradėjo atmerkinėti akis. Galiausiai priėjome prie skyrybų. Aš buvau labai jauna, buvau su mažu vaiku. Aš kai tą supratau, kad mano autostrada tik tai vieną pusę, tą dugną arba pramušu, arba aš nuo jo atsispiriu, tai aš nusprendžiau atsispirti. Žmogus stipriausiai užaugina būtent tokios skaudžios patirtis, bet klausimas, ką tu su tuom darai? Sveiki. Ir ką? Startuoja sekanti mūsų laida, tai yra vidinė revoliucija su Rasa Vilkienė. Ir šiandieną turime nuostabią pašnekovę, Kamilę Markevičią, juk pasikeitusi pavardė, o šiaip Kamilė Markus. Ir labai džiaugiuosi, Kamilė, kad tu šiandien esi, kad per savo visus darbus, mažus vaikus ir super šokteliusi į priekį, kas liečia Instagrame, tai aš tave stebiu per pardydantį stiklą. Tai labai džiaugiuosi, nes mes jau 4 metus realiai face to face esam pažįstamos, ar ne? Tu mane stebi ne tik Instagrame, jinai mane, žinokit, ir salėje stebi, visą laiką pataiso, jeigu aš kažką netaip darau, nugarytė tiesiau užpakalį, įtraukiam. Ta. Jo, bet tai labai yra, šiandien aš tikiuosi tikrai turėsime šaunią laidą ir pasišnekėsime apie viską ir apie, sakykime, siekius, ir apie moteriškus dalykus. Tai tikiuosi, kad ši laida įkvėps kitas moteris, merginas, nes dažniausiai mes, bijom kažką gyvenime keisti, nes negražu. Jo, negražu. Po švenčių pradėsiu, nuo naujų metų. Išeis iki švenčių, tai turite laiko pažiūrėję iš karto pasidaryti jau, namų darbus, kad galėtumėt po švenčių savaitės turite pasikeisti. Tai dar noriu, Kamilė, labai pasidžiaugti, kad mumis ir mūsų laidą remia kosmetika Rasa, Rasa. Geras. Tai taip labai fainai skamba. Ir ką aš noriu pažymėti, kad taip gavosi, kad ši kosmetika vasarą man prieš išvykstant į Ameriką padovanojo irgi rinkinį. Ir ten yra nedidelės pakuotės ir aš ją vežiausi į Ameriką su savimi ir man visi sako, o čia tavo kosmetika, sakau, labai būtų faina, bet sakykime mano. Tai, džiaugiuosi, kad asociacija labai sutinka ir ši kosmetika yra tokia drėkinanti, tai yra tinka ir jaunai, ir jau brandesniai moteriai. Rasa pristato naujieną 4D Hydro Booster veido odos priežiūros liniją su 4 molekulinių dydžių hialurono rūgštimi, peptidais, keramidais ir amino rūgštimis giliam odos drėkinimui. Laboratorijos ekspertų sukurtos priemonės palaiko odos drėgmės balansą, suteikia stangresnės, elastingesnės ir atgaivintos veido odos pojūtį. Atrask ir pajusk skirtumą. Rasa, viskas tavo rankose. Tu būsi jau kitais metais labai graži su Rasa. Taigi, aš norėčiau turbūt patį pirminį dalyką paklausti. Tu labai smarkiai per paskutinius 2 metus šokteli Instagram socialiniuose tinkluose ir kaip dabar madinga, tu esi tinklaraštininkė, yra nuomonės formuotoja, visi, sako, Jėzus, kas čia per darbas. Taip. Tai gal galėtum pasakyti, kodėl tu nusprendei, kad nori keisti profesiją, nes tavo profesija šiek tiek yra kitokia. Ir kas atsitiko tavo gyvenimu? Kodėl tu nusprendei pasikeisti? Šiaip nuo pradžių viską. Šiaip iš tikrųjų labai įdomu, kas liečia Instagramą. Aš kažkada atradau, dabar nepasakysiu kaip vadinasi, bet žodžiu yra kažkoks puslapis, kur tu gali įsivesti blogerio arba savo, šiuo atveju aš vedžiau pavadinimą profilio ir jisai išmeta visą kreivę, kaip tas profilis, žodžiu, augo. Ir man buvo labai įdomu stebėti, nes nuo 2020 metų mano profilis tik tai augo ir aš ėmiau žiūrėti statistiką kiekvienų metų maždaug sausio vasario mėnesius. Tai realiai, kai aš pradėjau, kokiais 19 metais, tai buvo iki 10 000, nebuvo dar 10 000. Po to šiek tiek augo tendencingai, mes turėjom, žinoma, ir COVID visą tą periodą, kuomet aš negalėjau dirbti
su manikiūrais, nes šiaip įprastai tai aš 12 metų pradirbau grožio sferoje, dariau manikiūrus, bet mano ta specifika buvo ne tai, kad tiesiog ar nesutvarkyti tuos nagus, bet mano specifika ir mano arkliukas buvo moterim, kurių yra kažkokie probleminiai nagai, sakykime, augantis ypatingai ten žemyn, reikia atstatyti architektūrą, nes gražius nagus tiesiog nulakuoti yra labai paprasta, o dėlės apkarpyti yra labai paprasta, bet ką padaryti, kad moteris tikrai atrodytų tos rankos ir tie gražios nagai kaip rankų tęsinys, o ne atskira kūno dalis, nes aš visą laiką sakydavau, kad moters rankos tai yra vizitinė kortelė. Taip. Tai va, ir kągi, taip atsitiko, kad aš nebegalėjau dirbti, man reikėjo sugalvoti kažką kito ir taip natūraliai aš pradėjau dalintis ir žodžiu, tikrai ta auditorija užaugo ir jinai per paskutinius, kaip sakai, 2 metus, tai paėmus, žinok, aš dabar bandau prisiminti, pas mane prieš vestuves buvo nepilnai 15 000 sekėjų, dabar yra beveik 32 Tai va, įsivaizduoju. tūkstančiai. Taip, Ir tai kas tikrai man patinka, žinai, nes kodėl aš taip sakau, kad auga labai organiškai. Taip. Žinai, Niekada nesupirkus jokių followerių, jokių nedarius ten follow to follow žaidimų, konkursų. Ne, aš tiesiog esu kokia esu. Ir taip, man šitas yra labai svarbu ir tai reiškia, matosi, kad žmogus turi turinį, jisai seka, jisai tendencingai dirba ties juo ir tu po truputėlį augi. Reiškia, tas sekėjas yra užaugintas kartu su tavo problemomis, su tavo džiaugsmu, su tavo kažkokiom tai nelaimėm. Reiškia, jisai yra tikras. Ne toksai feikas, o yra tikras. Tai bet man džiugu, nes aš pati tai irgi darau ir, kaip sakoma, žinai, mes galime per metus ir turėti 50 000, tik tai mes nežinom, kiek tai turėtų būti tiesos. Tai vat, tikrai labai džiaugiuosi savo sekėjom, nes tokia, kokia esi, tokia yra ir tavo auditorija. Ir labai daug ką pasako apie žmonės, kuriuos tu pritrauki, koks tu pats esi žmogus. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, kad aš nei heito kažkokio sulaukiu. Aišku, būna ten moterytės pabamba, pabara, ten dar kažką pakomentuoja, pataikau, aš tai jam pilnaties, tai jam PMS, o jom ten kaip kada kokią temą ar nepaėmė, tai yra normalu, visom visko būna, bet jeigu taip jau ir nutinka, aš visą laiką sakau moterim, žiūrėkit, tai yra ne apie mane. Ir tai yra apie jūs. Ir tai, kad jūs čia nuleidot garą man kažką tai parašydamas, tai yra viena. Bet jūs pagalvokit, jums pačiai su savim gyventi reikia. Jums su vyrais reikia savo gyventi. Jie turi jūs kęsti, tokias, kaip jūs, piktas. Jo, piktas, nelaimingas, kažką tai komentuojančias, bambančias. Ir aš pati kažkada tokia buvau ir nelaiminga, ir bambanti, ir aš žiūrėdavau savo draugės, kurios irgi yra sėkmingos, kurios influencerės, kurios visada turi ką apsirengti, visą laiką gražiai atrodo, jas visą laiką kažkur kviečia kažkokius renginius, o aš nei apsirengti turiu ką, sėdžiu visą nelaiminga, nesuprantu, kas man čia netinka, ką aš norėčiau keisti, žodžiu, viskas negerai. Ką be paimsi, viskas negerai, viskas nervuoja, tiesiog nervuoja. Aš žiūriu, tu nervuoji tu mane, žinai. Aš tai labai žinau, nes aš tai su tuom susiduriu, žinokis, praktiškai kiekvieną dieną ir aš jau ant tiek esu apsišarvojus nuo manęs, žinai, kaip nuo anties vanduo. Ir aš sakau, kaip tu sakai, tai nėra ne apie mane. Bet matai, tai yra skirtumas, nes man tuo metu buvo 24-5 metai panašiai. Tai tu įsivaizduok, aš tokia, ką tik nesenai išėjusi gyventi viena savarankiškai ir patiriu kažkokius tai dalykus, nesuprantu, kas vyksta. Tai įvairiam amžiui tai būna. Būna, pavyzdžiui, ir klimaksinėme, kaip aš sakau, amžiui irgi moterim, jos nesupranta, kas darosi, jos nenori pripažinti savo tam tikrų dalykų, kad ten hormonai siaučia dar kažkas ir jos rašo. Ir jos. Kažkur reikia įsilieti. Tai aš visą laiką sakau, baltas popierio lapas yra visą laiką labai gerai išlieti emocijas. Aš visą laiką sakau, kai norit pykt, pasimkite ir rašykit, kas jums tik šauna į galvą, o paskui paskaitykite. Ir tai tada, sako, oi, blemba, tikrai čia apie mane? Taip, apie jūs. Tai Kamilė, gal galėtum nupasakoti, kokia tavo yra diena, ta visa rutina, pavyzdžiui, nes visiems atrodo nufilmuoti Reelsą, tai 5 minutės ir įdėjau. Ne, iš tiesų, Reelsą 5 minutės ir įdėjau taip nėra, tai tikrai užtrunka, nes vienas dalykas, ką noriu pasakyti, kad dabar jau aš Reelsų nebefilmuoju pati, aš samdau merginą, kuri su tuom dirba, kuri filmuoja, kuri nusimano, kuri žino, kokį kampą, kokį rakursą paimti, kokius nustatymus padaryti. Žodžiu, visą ką jinai jau man pasižiūri šitos dalykus, viską sumontuoja, mes su ją deriname idėjas, pasitarėm, galvojam, jeigu
tai yra užsakomasis turinys, tai derinam ir su užsakovu, ir galutinį variantą siunčiame ir patvirtinimu ir panašiai, tai yra labai ilgas kelias, kol viskas ateina nuo pasiūlymo iki galutinės tos idėjos, ar ne? Ir tas filmavimas kitą kartą gali užtrukti ne vienoje lokacijoje, gali užtrukti netgi ir kelias dienas, yra labai labai skirtingų tų reelsų. Bet kai tu pasižiūri, kad jis yra trumpas, sakykime, kad ir 10 sekundžių, ar ne, bet tam, kad jį sufilmuoti, tai tikrai užtrunka. Tai kokia tavo diena, nes tu turi mažylį? Mano diena, aš jau nekalbu, kad yra ir dar vyresnysis sūnus. Tai vat, kokia tavo diena? Tai vat, iš tikrųjų, vat, ką aš noriu pasakyti, kad... Nes tu į darbą neini, žinot, sako, oi, įsimiega, vaikus nuvežė, visą dieną laisvai, neturi ką veikti ir čia 5 minutės reelsą padarė ir labai jau užsijėmusi, pavargusi. Taip, tai iš tiesų dabar tam ir pasilikau realiai daugiausia dėmesio skirti būtent veiklai su Instagramu susijusiai, nes man asmeniškai tai yra patogiausia. Todėl, kad aš turiu 2 vaikus, man reikia jais rūpintis, yra tauras, kuriam yra beveik 1,5 metukų, aš vis dar jį žindau, tai vėlgi tai yra labai svarbus aspektas. Aš vis dar keliuosi naktimis po 2, po 3 kartus, pavyzdžiui, šią naktį 3 kartus kėliausi. Tai nežinau, kiek matosi manęs, kiek ne, bet nesimato, labai viskas gražiai. Ačiū. Atrodai. Tokių naktų jų būna labai daug. Tai iš savo veiklų, kurias norėjau vystyti ir veikti, tai dabar didžiausią fokusą aš esu paėmusi būtent veikla su Instagramu. Kitos veiklos jos taip pat yra. Mes užsiemame ir nekilnojamų turtų kartu su vyru ir turime projektų, kur vienas projektas dabar yra baiginėjamas, kartais vis pasidalinu su merginomis. Dar vienas projektas yra, kuris labai norėjau, kad išvystų dienos šviesą dar šiais metais iki švenčių, bet dėja nespėjom įgyvendinti jo, tai kol kas ir nesakysiu, kas tai yra, nes žinai, kaip sakoma, reikia pradžiai padaryti, tada parodyti ir viskas dar, kaip sakant, ankstyvoji stadija, kaip ankstyvoji, ne super ankstyvoji, bet, žodžiu, jam dar reikia truputėlį laiko, kad jį išvystyti, pabaigti, tai būtinai su merginomis pasidalinsiu, nes manau, kad jam bus įdomu ir aktualu. Labai šaunu. O, sakykime, pačios, pavyzdžiui, paslaptis socialiniuose tinkluose, turi kažkokį tai, sakykime, receptą arba ingredientai, ką turėtų žmogus daryti, kad būti sėkmingas būtent socmedijose? Aš manau, kad pirmiausia, kad būtų kuo mažiau to heito, sakykime. Kad būtų savimi. Nereikia apsimetinėti, nereikia pritempinėti tom, kom tu nesi. Ta žmonės labai greit pamato. Nereikia galvoti, kad žmonės yra kažkokie aplinkui, kvailesni. Ne, viskas labai greitai pasimato, visi melai, visi dalykai, kurie, pavyzdžiui, mes labai juokėmės, čia matėm irgi vieną tokį reelsą, sako, žinot, man čia pasakė, nueiti į parduotuvę Chanel ir nusipirkti ten tą ir tą, ir, žodžiu, pasifilmuoti, o po to priduoti. ir, žodžiu, apsimesti, kad aš čia vaikštau su Chanel ten. Tai ne, aš taip nedarau, tikrai nedarau, niekada neperku to, ko mano kišenė negali man leisti. Žodžiu, aš gyvenu, kaip sakyti, savo vietoj, savo rogėse ir labai netgi turiu tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, mes įsikūrinėjom namus ir aš galvoju, kaip fainai, aš galėsiu šitą temą daugiau pavystyti, nes mes dirbame kartu su dizainerė, tuo metu ne vieną objektą įrenginėjome ir aš tikrai labai daug laiko skyriau tenais vaikščioti ir po interjero parduotuvės. Žodžiu, tikrai galvojau, šitą temą, aš ir matau, kad man įdomu, jo, ir kažkaip pasidarėme tuos namus ir aš supratau, kad, nenoriu aš komunikuoti, nes kažkaip nenoriu būti neteisingai suprasta, kad tai aš gal čia didžiuojuosi, kokius mes čia namus pasidarėm, čia noriu pasigirti. Ir aš siekdama to išvengti, tiesiog, truputėlį padėjau į šoną visą šitą dalyką, nors tikrai sulaukiau daug klausimų, ten, pavyzdžiui, pamato, kad pas mus TV baldas yra su biožidiniu. Koks židinys, kaip ten ką, o kaip čia padaryta, o čia pas jūs akmuo, koks akmuo. Žodžiu, daug tokių ir sulaukiu ir klausimų ir natūraliai juk mato, kad ten kaip kas yra, padarykit ir turą po namus, bet aš sakau, kažkaip saugau tą savo tokią erdvę, nes jaučiu, kad tikrai ir pakankamai daug ir taip savęs ir parodau ir pakankamai atvirai pasakoju ir apie save ir, kaip sako, čia žmonės būna rodo, žinai, tik tai, ką jie nori rodyti, kuom jie ten gali pasididžiuoti, pasigirti ir panašiai. O pas mane kažkaip, kaip tik aš straglinu šitoje vietoje, aš nenoriu girtis, nelabai mėgstu to daryti ir
Ir tiesiog va tai va gaunasi, kad mano profilis yra daugiau apie tą, supranti, va tikrumą, apie tai, kas atsitiko, kas buvo, kaip kas, nes turėjau ir tokių ir nesėkmių, ir tokių situacijų visokiausių gyvenime, kurios ir mane ir užaugino, ir pamokino, ir, nu, tai va, tai. Tai va, aš noriu dabar užduoti tokį gal šiek tiek asmeninį klausimą. Sako, žinai, gyvenime kažkas turi smarkaus įvykti, tave sukrėsti, kad įvyktų pokyčiai, kardinalūs pokyčiai. Kas įvyko arba kokį tu savo gyvenimo pokytį arba, sakykime, išgyvenimas skaitai kardinaliu, kuris tave pastovėjo visapusiškai keisti profesiją, keistis pačiai, pakeisti praktiškai 360 viską. Tai ne praktiškai, ta prasme, taip ir buvo. Taip ir buvo. Kas tau nutiko, kuris, sakykime, nu, va, tu skaitai, kad tave iš vidaus sudrebinu ir tu atsisėdi ir sakai, ne, gana, viskas bus kitaip. Tai keli tokie įvykiai buvo. Vienas dalykas tai buvo, kad įvykęs persileidimas man labai stipriai pradėjo atmerkinėti akis ir tuo metu aš gyvenau su pirmu vyru ir galiausiai priėjome prie skyrybų. Tai tos skyrybos ir buvo tas esminis turbūt dalykas, kuris mane labai stipriai sukrėtė, sudrebino, vat, kaip tu sakai, tą visą pamatą. Nes aš buvau labai jauna, buvau su mažu vaiku ir labai stipriai tą išgyvenau, bet labai džiaugiuosi, kad šiandien dienai aš tą prisimenu kaip tai kaip etapas. Ir žinai, niekada neužaugina žmogaus kažkokie džiaugsmingi periodai, nes jie, nu, žinai, Vilnyje vis tokiom bangom, bet žmogus stipriausiai užaugina, va būtent tokios skaudžios patirtis, bet klausimas, ką tu su tuom darai? Ar tu depresuoji, ar tu sėdi bliauni ištisas dienas, į lubas žiūri į vieną tašką? Nu, vat ką tu darai su savim? Ir aš kai tą supratau, kad mano autostrada tik tai vieną pusę ir arba aš kaip mėgstu sakyti, tą dugną arba pramušu, arba aš nuo jo atsispiriu, tai aš nusprendžiau atsispirti. Ir užtat turbūt moteris mane ir laiko tą tokią įkvepiančią asmenybę, nors atrodo dabar paskutiniu metu, nu tikrai atsiprašau savo auditorijos merginų, neturiu tiek laiko daug dėti kažkokio tokio turinio motyvuojančio, nes nu, visgi daug visko vyksta gyvenime, bet jos mane laiko kaip motyvatorė, nes jos tos, kurios eina su manimi metai iš metų, žino istoriją, mane mato, kaip sekasi, kaip kas ir jos galbūt yra tylios tos sekėjos, kurios per daug nesireiškia, nekomentuoja, bet jos visą laiką kažkur greta mato ir būna, kad parašo, sako, žinai, aš tave stebiu jau porą metų ir, vat, sako, kai tu vat, kažką tai dalinaisi, sako, nieko nekomentavau, bet dabar, sako, aš prieinu va, tokį vat, sunkų gyvenime periodą ir sako, ką tu gali man pasakyti, aš nežinau, kaip man elgtis ten ir taip toliau, daug visokiausių, tikrai įvairaus tipo žinučių sulaukiu, bet aš visą laiką sakau merginom, jau ypatingai, kai jos pradeda kažką rašyti ant vat, vyro, sakau, taip. Žiūrėk, sakau, palikim jį ir jo reikalus jam, jis koks yra, jeigu jisai norės keistis, jisai pasikeis. Jeigu jis nenorės, tu jo nepakeisi, nepriversi, sakau, tu žiūrėk savęs. Ar tau yra gerai sprendimo, tau nieks nepasakys, kokį priimti. Tu turi pajausti. Taip, ir aš negaliu paimti, pasakyti tau kažką ir tu po to prisitemsi tą atsakymą savo ir jo, bet aš taip ir padarysiu. Tau pačiai turi ateiti. Tie atsakymai, realiai moteris tos visus atsakymus jos ir žino, bet jos matyti neturi su kuom pasikalbėti, kad baimės jausmas kažkoks. Pačios savo, kad atsakytų. Ir kai jos parašo man, mes turim tokį kaip pokalbį, mes susirašinėjom, aš visą laiką stengiuosi kiekvienai atrašyti ir dažniausiai tie susirašinėjimai netgi būna prasitęsia ir ne po 1 valandą, ir ne po 1 dieną. Tai jis sako, va, žinai, sako, man vat, reikėjo vat, tą vat, pasakyti ir sakau, tu žiūrėk, sakau, tu pati savo atsakėjai. Tai sakau, tu viską žinai. Tai sakau, baisiausia būna, tai savo pripažinti ir priimti sprendimą, kad vat, viskas. Bet kai tik tai tu tą padarai, tau atlengvėja ir tu savyje čia nais viduje randi tos vietos ir stiprybės eiti toliau ir į tą vietą, kur buvo kažkoks spazmas, guzas susitraukęs. Tu jau iš tos vietos pasidaro, kaip pasakyti, žinai, kaip aš vadinu, indelis,
į kurį tu gali kažką jau įdėti. Ir ką tu ten įdėsi, sakau, ką tu savo dabar nori. Jeigu tu ten, pavyzdžiui, neturėjai laiko savo, neturėjai savo kažkokių hobių, savo veiklos, širdžiai mielos, sakykime, ar ne, nebūtinai ten iš karto imtis kažkokios veiklos, kad ten uždirbti ten milijonus. Tai pradžioj reikia pradėti nuo paprastų dalykų, ne? Sakau, tu dėk, sakau, tu pamiršai, sakau, kad tu, sakau, nevalgai kelintą dieną, sakau, tu pamiršai, kad tu nemiegi, sakau, pamiršai, kad tu vandens negeri, sakau, tu pradėk nuo tokių paprastų dalykų, sakau, tu pradėk judėti, eik pasivaikščioti, pradėk sportuoti. Nepatinka sportuoti, ten, nežinau, salėj su treniruokliais, eik į grupinę treniruotę. Tau per greitai, per intensyvų, pavyzdžiui, man buvo per intensyvų. Man tuo periodu, kada buvo sunku, yra net iškvietę greitąją į sporto salę, nes, aš tiesiog visą laiką savo galvoju, aš savo per daug jau pavariau, nes aš galvojau, visą tą kurį aš turiu, aš jį panaudosiu kaip varomąją jėgą, tam, kad aš iš blogos energijos gaučiau kažko teigiamo. Tai ką aš gausiu teigiamo, ar ne? Vienas dalykas, aš nusiraminsiu, tą psichą tokį savo, nuleisiu, o kitas dalykas, tai ten ar svorio numesiu, ten raumenuką paformuosiu, žodžiu, ką aš galiu, jau ir taip yra, tokia situacija, kokia jinai yra, ką aš galiu gero padaryti. Kaip iš šūdo gauti grūdo. Kaip. Tai aš visą laiką buvau apie tai ir niekada nemėgstu pasiteisinimų. Sakykime, jau kaip yra, taip yra. Bet rasti, kaip pasakyti, pasiteisinimų prieš kitus tu rasi, bet prieš save, tai už tą žmonės ir depresuoja, nes jie supranta, tai gerai, kad vis tiek tu žinai, kaip yra. O tu, pavyzdžiui, atsakymų ieškoji knygose, kursai, kažką tai pati stebėjai, nes vis tiek tų resursų mums reikia, mums neužtenka tik tai, žinai, savęs, mums reikia gauti apčiopiamai, kad čia įsprendžiau, šitą einu sekantį. Taip. Nes mes, turbūt sistemingai žinom, kad viduje kažkaip kaupėsi, žinai, keli sluoksniai, reiškia, tų kažkokių tai išgyvenimų, nuoskaudų, tų noro keitimuose ir tavo žingsniai, knygos, kursai, kažkokios meditacijos, sportas, kas tave įtakoja? Mano prasidėjo kelias nuo psichologų ir tuo metu mano finansinė padėtis nebuvo super gera, apskritai buvo prasta, galiu pasakyti, bet aš sužinojau, kad poliklinikoje galima lankytis pas psichologą, tai yra 10 apsilankymų per metus priklauso žmogui. Tai aš kažkaip pradėjau lankytis rudenį, tai gavosi, kad aš kažkaip atlankiau tų 10 kartų, gal ten gavosi iki kalendorinių metų pabaigos ir po to kažkaip vėl, nebepamenu tiksliai, nes čia jau senokai ir buvo viskas, bet mano pradžia tai buvo psichologas būtent poliklinikoje. Tada pokalbį su draugėmis, bet šitoj vietoj, ką aš galiu pasakyti, matai, nei viena mano draugė nėra turėjusi tokios patirties, kokią turėjau aš. Kodėl? Todėl, kad vienas dalykas, kaip ir minėjau, aš buvau jauna, tai tokio amžiaus merginos dažniausiai ką? Jos arba ruošiasi ištekėti, arba ištekėjusios laukėsi, gimdo vaikus, bet tikrai nebuvo nei vienos draugės, kuri pereidinėtų tokį kelią kaip aš. Tai viskas, ką jos galėjo padaryti, tai tiesiog manęs paklausyti, bet aš to feedbacko negaudavau, kažko. Tavęs, kad šiek tiek duotų kažko pamokančio. Tokios paramos savo neradau, tai man labai patiko Šatkauskienės mokymai, aš juos žiūrėjau, klausiau, žiūrėjau jos laivus ir dariau tos namų darbus kursuose, nes ten yra ir namų darbai, ir visa ką. Šitas dalykas, žinoma, knygos, po to jau aš pradėjau eiti ir pas psichoterapeutę, aš pradėjau tada jau daugiau eiti ir pati į kursus, daugiau gilintis į save, nes aš suprantu, kad jeigu aš jau gavau šansą, taip sakant, gyventi antrą kartą, nes aš tikrai jaučiausi taip, kad aš pradedu gyventi antrą kartą, tai vadinasi, aš noriu viską daryti kitaip, negu ką dariau. Nes, kaip aš sakiau, jau antro karto tokio, tai man širdis, sakau, nebetlaikys. Tai gerai, taip, daugmaž, sakykime, viduje susidėliojai ir gali pasakyti tokį moterim, sakykime, teiginį, kad kai tu susitvarkai viduje, atsiranda ir šalia kitas žmogus, kuris
eina tą pačią kryptimį, kvėpuoja tuo pačiu ritmu ir jūs jaučiat, kad tai yra, tu pati jauti, kad tai yra tavo žmogus. Ar tau taip buvo? Ne visai taip, dėl to, kad su mano dabartiniu vyru Žygintu mes susipažinę esame jau daugiau nei prieš 10 metų ir mes viens kitą žinojom. Jisai kažkaip tai šalia atsirado tuo sunkiu periodu, bet aš jo labai neprisileidau. Nes aš sakiau, kad, žinai, sakau, aš turiu tikrai daug reikalų pasidaryti, susitvarkyti ir tikrai, man yra per daug sudėtinga ant vienos nelaimės statyti kažkokią laimę ten ir taip toliau, tai tikrai man tas dalykas, kaip, nežinau, kaip kas pažiūrės, man tai atrodo, kad užtruko, kažkas tai gali pasakyti, kad oi, ne, tu čia greitai kažkaip čia viską pasidarai, bet aš manau, kad tai yra labai individualu. Taip, tai išgyjimas laikotarpis. Jo, bet apskritai paėmus, kad darbas su savim, ką jis tai duoda, kad labai pradedi keistis tu ir pradeda keistis tavo aplinka, tai čia 100%. Nes, sakau, po sunkių išgyvenimų pasikeitė pas mane mano gyvenimas visiškai kardinaliai. Aš labai mėgstu palyginti, žinai, kaip mes moteris ateina naujas sezonas ir tu nori pasimti naują rankinuką. Nebetinka tau dabar baltas rankinukas, tau reikia dabar prie outfito rūdo arba ten juodo, tarkim, rankinuko. Tai tu paimi tą rankinuką, apverti, išpurtai gerai, ten išbyra šiukšlės, saldainių popieriukai, žinai, tušinukai, visokie ten reikalai. Ir paskui pasiemi naują rankinuką ir hop, susidedi tvarkingus dalykus, ko tau reikia. Piniginė, raktai, telefonas, užrašinė, ten kažkas, žinai, kosmetinė. Viską tvarkingai, tai aš visą šitą ir padariau. Pradėjau keisti, kaip sakau, nuo plaukų, kaip mes, jau iškart, žinai, aha, jau kažkas vyksta jo. Tai, nebūtinai, bet dažniausiai pasitvirtina, tai prasidėjo pas mane nuo plaukų, baigėsi tuom, kad ir namai, ir antra pusė, ir sportai, ir sportuot pradėjau. Vienu žodžiu, viskas. Kūdikis, tai čia jau finalinis, toksai jau, žinai, jau vainikavo mūsų, taip sakant, vestuves. Tai nes aš manau, tuo sunkiuoju periodu tu pas mane atėjai sportuoti. Aš pas tave atėjau sportuoti jau, kai mes susižadėjom su Žygiu ir kai nusprendžiau, kad aš noriu gražių vestuvių ir noriu gražiai atrodyti. Ką reiškia gražiai? Tas gražiai toksai banalu, ne? Aš noriu būti savimi patenkinta, aš noriu žiūrėti tas nuotraukas ir prisiminti save, kad aš sužydėjau, kad aš gavau šansą gyventi antrą kartą ir žinok, Rasa, tu nepatikėsi. Prieš vestuves, kai aš jau supratau, kad jau viskas, aš jau tuoj ištekėsiu, čia, prasme, šį savaitgalį, aš nuvažiuoju darytis manikiūrą. Žinai, paskutiniai štrichai jau čia manikiūras, pedikiūras, čia visą ką, lieka tik tai makiažą, plaukus, suknelį užsidėti ir eiti prie altoriaus. Ir aš atvažiuoju, aš sėdžiu automobilį ir man skambina mano draugė. O aš bliaunu. Dėl to, kad, žodžiu, buvau pakvietusi pas mus į bažnyčią padainuoti Lietuvos balso finalistę, vieną merginą, kuri turi beprotiškai gražų balsą ir aš turėjau 2 dainas. Taip. 2 dainas. Su viena aš norėjau ateiti, o kita, žodžiu, grojo, kai mes jau ten turim ateiti, apsikeičiam žiedais, ateinam, padedam ant tos knygos parašus ir visi ten ploja, ir po to galiausiai išeinam. Tai, žodžiu, viena pradžioje, kita pabaigoje. Ir mane tiek emociškai kabino ir aš, žinok, sėdėjau automobilį ir aš sakiau, dabar aš klausysiu tą dainą tol, kol man nebeims emocijos viršaus, nes aš tikrai nenoriu verkti per vestuvės. Aš galvoju, kodėl jos visos verkia, taigi čiagi žiauriai gerai, džiaugtis reikia. Ir aš sėdžiu toj mašinui ir kad bliaunu, skambina man draugė, aš atėjau, alio, tokia, žinai, Jesu, Kamilė, kas atsitiko? Tai Kristina, sakau, tai ir tu įsivaizduoji, sakau, ir sakau, kaip šitaip, sakau, aš negaliu patikėti, sakau, kad čia jau viskas, čia, tu įsivaizduoji, sakau, aš išgyvenau, sakau, viskas gerai, sakau, viskas, negaliu patikėti, ir vien žodžiu, ir mes ten su ją ir šneku, ir verkiu, ir juokiuosi, ir toksai, supranti, tokia didelė sumaištis, labai daug emocijų buvo. Sakau, viskas, sakau, aš turiu eiti, sakau, manikiūrą pavėluosiu. Tai aš, žodžiu, pasiruošiau savo vestuvėm, tavo dėka, jaučiausi geriausiai. Kelis kartus prisimeni, reikėjo eiti į siūvus, tvarkyti ties sėdmenimis.
Tarp kitko, taip, čia yra true story. Ta prasme, Šakis, sako, tu gal jau sako, baigsi. Egidijus Rainys ir aš ėjau pas jį vis kažkokių primatavimų paskutinių ir jis sako, žiūrėk, sako, mes tau paskutinę siūlės atpalaidavom, nes pas mane buvo siūlėtinė suknelė. Neberiesto užpakalio. Taip, sako, jeigu tu dar darysi sėdmenims, sako, aš tau nebeturėsiu kur išleisti, sako, tau tiesiog temps. Aš ateinu pas Rasą, sakau, Rasa sako, šiandieną pas mus bus sėdmenų ir kojų diena. Aš sakau, Jo, bet iš tikrųjų pasiekėm labai superinį rezultatą, labai, nes mes matavomės ir stebėjom ir labai tikrai gerai išėjo ir kas galiausiai jūs nepatikėsit, kad po viso to rudeniopinai sako, Rasa, aš ateinu pas tave sportuoti. Ir visi juokėsi iš manęs. Žinai, kaip buvo. Buvo taip, kad aš sakau, žiūrėk, Rasa, sakau, aš jau savo golą pasiekiau, sakau, tu man sudaryk programą, sakau, aš einu sportuoju, tu mane prižiūri toliau, bet sakau, aš savarankiškai sportuos, nes prieš tai aš eidavau pas Rasą, grinai kiekvieną treniruotę tik su Rasa. Ir sakau, žiūrėk, davai padarom taip ir taip. Nu, ir mes pasidarėm tą planą, pasidarėm tas treniruotės, aš visą tą planą apsimokinau, jau čia viskas. Jo, stoviu, filmuoju, kaip Rasa sportuoja, kad tikrai taip padaryčiau, kaip reikia tą visą pratimą. Ir po to dažnai Rasa, man reikia iš naujo programą sudaryti. Naujos programos reikia, jo, bet aš iš tikrųjų labai anksti pradėjau sportuoti iš karto. Taip, ir paskui visi juokėsi, sako, ką jūs čia dabar sako darote? Nes aš kaip katė ant kilimėlio valiuoju. Nu, ir dar sako, ką jūs čia darote, sėdmenys nebeauga, bet presas auga. Aš sakau, bet mes čia taip varydavom ir sportuodavom, dabar turbūt visi supranta, kad aš neščia, nes aš sakau, ant kilimėlio su to kamoliuku, žinai, grinai kaip fakačiukai, žinai, su siūlų kamoliukai žaidžia, taip aš su to kamoliu. Bet nieko, bet užtat visi matė, kaip gražiai iki paskutinės minutės mes sportavom, kai puškavai ten baseinė vandenukė su bet, pasižiūrėk, nuostabiai, grįžai. Jau visi ten juokėsi, treneriai sako, šitą tai sako, išvažiuos tiesiai gimdyti, žinai. Bet labai, tikrai labai, manau, gavosi ir tai man rodos tuo pačiu buvo įkvėpimas kitom moterim. Nepalikti to, ką tu darai prieš tai, nes tipo, aš jau čia graži, aš ištekėjau, čia aš laukius, tai dabar galiu viską daryti taip, kaip man šauna. Aš galiu palyginti, kad iš tiesų, kadangi turėjau 2 nėštumus, per vieną buvau visiška tinginė, ant gulto gulėjau ir laižiau ledus ir galvojau, kad nukris tie kilogramai, tai aišku, jie nukrenta, bet visiškai nepalyginamai lengvesnis buvo gimdymas. Tai tą drąsiai galiu pasakyti. Aišku, tai ir antras vaikas yra, bet nepalyginamai lengviau fiziškai jaučiausi aš pati. Nes po pirmo gimdymo aš negalėjau stovėti, negalėjau nueiti iki tualeto, man labai svaigo galva ir panašiai. O po antro gimdymo aš realiai galėjau pati, atrodo, atsistot ir nueiti į palatą. Tiesiog. Ir tas buvo, kad ir aš manau, kad ir grįžimas po to į savo formas buvo šiek tiek lengvesnis, todėl kad kūnas turi labai gerą atmintį, raumenis turi labai gerą atmintį ir tu pati, ta prasme, jauti savo kūną, tai yra labai svarbu. Tai tikrai šiuo atveju aš ir visuomet sakau, kad judesys tai yra gyvastis ir čia yra reikalingas tas pat, kaip mums yra vanduo. Bet tikrai man reikėjo laiko tą atrasti, aš nekenčiau sporto, nežinau kiek metų. Aš mokyklai niekada nedariau fizinio, aš visą laiką praskipindavau ir realiai tik tai tavo dėka man pavyko jį pamilti, bet man reikėjo jį atrasti. Atrasti, kaip aš galiu sportuoti. Man netiko tas tempas, kurį aš prieš tai, kur sportavau kitam sporto klube, kurį aš turėjau, sakau, man net greitai iškvietė. Nes aš įsivaizdavau, kad varo visos ir aš dar pažiūriu, žinai, tokios močiutkos varo. Ir tu kurmi, jinai nepavargo, jinai dar lankstesnė yra. Ir galvoju, kaip čia aš nepadarysiu? Padarysiu. Pasidedi ten šitų, žinai, kur tą gantelį turi ant štangos, šitų svarelių. Ir aš su tais įtupstais ten, žinai, ir tūpti, ir stoti, ir kelt, ir viso gero. Tai man reikėjo laiko atrasti ir pastebėjau, kad aš realiai, kai ateinu į sporto salę, jeigu aš padarau iki valandos, vadinasi, aš kažkur labai skubu, nes aš tą, ką aš turiu padaryti, aš realiai užtrunku 1,5 valandos. Man reikia tam laiko, bet mano prioritetas yra užsiimti savimi. Savimi, nes tai nėra viskas vien tik tai apie fizinį kažkokį tai vaizdą. Norėjau ir užduoti tau sekantį klausimą. Kiek tu pati susiduri
nes dirbi vis tiek tokį darbą, kad tave stebi, tavęs daug klausia. Tai kiek tu, pavyzdžiui, skaitai, kad tavo darbe yra pliusas tavo gera išvaizda, sakykime, sveika oda, plaukai, nagai ir, sakykime, ar tai lengviau, kai tu esi graži? Visada lengviau. Visada lengviau, žinai. Bet aš iš tiesų tą darau ne dėl kažko tai kito, o darau dėl savęs. Man patinka gerai jaustis, aš pajaučiau viso to naudą ir labai stipriai, pradedant gimdymu, baigiant atsistatymu po gimdymo. Aš buvau priaugusi per abudu gimdymus po 20 kg per kiekvieną. Tai man kažkaip, nežinau, man yra svarbu jaustis gerai. Man patinka, kai mano pilvas jaučiasi lengvai, nes yra pas mane jautrus žarnynas, aš negaliu sau leisti pastoviai valgyti keptą kažkokį maistą. Nes aš prisimenu, kad pas tave visą laiką būdavo atitinkamiems produktams alergija, laktozijai alergija, ten ar ne, būdavo kažkaip. Jo, aš dariausi maisto netoleravimo tyrimą, tai man kaip ir dažniausiai žmonėm parodo, taip ir man parodė, kad tai yra ir pieno produktai, ir kiaušiniai, ir glitimas, tai džiaugiuosi, kad galėjau valgyti bene visas daržovės, ten apart paprikų ir pomidorų. Ir visa mėsa, visa žuvis, ta prasme, tikrai pasirinkimas buvo gana platus, bet man patinka stengtis dėl savęs, nes tai yra svarbu. Tau pačiai su savim gyventi visą gyvenimą ir reikia, tai yra svarbu, kad tavo realiai, jeigu tu valgai kažkokį labai jau ten tą maistą, nelabai kokią nekeptą, tenais dar ten visokių tenai rapsų, saulėgrąžų aliejų iš vis stilių, jau čia tragedija, kaip aš galvoju, tai yra ne tik blogai, kad tu svorio priaugi, bet tai yra ir daug kitų dalykų, daug kitų veiksnių. Tavo smegenys net negauna tinkamo maisto ir aš kaip moteris turėjusi pogimdyvinę depresiją, čia po pirmo vaiko, tai aš galiu pasakyti, kad tai yra labai svarbu, ką mes valgom. Taip. Tai yra labai svarbu psichikai, sveikatai, ne tik fiziniam kūnui. Mes čia turbūt dabar labai esam linkę, sakyti, kad ten būtent kreipti dėmesį, tai kaip tavo tas kūnas atrodo, kaip manekenė, barbė ten ar kažką, bet tai yra daug daugiau. O tai, sakykime, dabar lyginant pirmą kartą, ar ne, susilaukus kūdikio ir antras iki, tu pati pripažįsti, kad kai tu daugiau domiesi, kai tu išaugai kaip asmenybė, kaip moteris, tu darai atitinkamus žingsnius iki to, ar ne, kai pastojai antras iki, tau buvo atoveiksmis 3 kartus lengvesnis ir tas įdėtas darbas į save tau davė rezultatą, kaip tu sakai, ir grįžimas greičiau, ir nebuvo turbūt kažkokių tai depresijų. Ar ne? Tu mačiau nuo pirmų dienų rodai, kaip tu susidraugauji su mažyliu, kaip šeima susidraugauja, kokie pokyčiai. Tas dalinimasis kitom moterim, nes jos, kurios pagimdo pirmas iki lėliuką, jos išgyvena tą depresiją, nes neturi su kuom šnekėti. Bet matai, labai ir stipriai gyvenimas pasikeičia. Realiai, kai tu lauki antro vaiko, tu žinai, kas bus ir tu nusiteiki, kad taip, dabar bus tas ir tas, aš nemegosiu, taip, aš turėsiu iššūkių su žindymu, taip, aš turėsiu iššūkių čia neturėsiu tiek savo laiko skirti kažką pasidaryti, taip, aš negalėsiu išvažiuoti ten kažkur, tai ilgiau negu kad ten 2 valandom, nes man reikės spėti grįžti, spėti dar pamaitinti ir taip toliau, taip toliau. Tiesiog reikia su viskuom išmokti dylinti. Ir kokia situacija pas moterį bebūtų, ar jinai ruošiasi nuo naujųjų metų pradėti sportuoti, ar jinai ruošiasi pastoti, ar jinai ruošiasi skyryboms, reikia žinoti, kas tavęs laukia, nes didžiausias dalykas, kas kelia baimę, tai yra nežinomybė. Tai reikia savo tiesiog nusimatyti tam tikrus dalykus, kaip bus. Arba atrasti žmonės, kurie jau perėrė šitą ir tu gali paprasčiausiai juos sekti ir bendruomeniškumas yra labai svarbu. Labai svarbu. Aš už tą turėjau uždarą moterų grupę, kurioje mes dirbome, tik tai apleidau šitą reikalą, nes pati tuo metu laukiausi ir man tiesiog negalėjau aš skirti tiem susitikimam tiek laiko, kiek aš turiu skirti. Ir taip, mes turėjom tą bendruomeniškumą, kaip pasakyti, bendruomenę, tokią uždarą moterų bendruomenę, kur dirbame ir su savo tikslais, nes kai sugalvojau suburti kažkokią grupelę moterų, man kažkaip buvo klausimas, o apie ką jinai galėtų būti. Ir aš tiesiog savo bendruomenės sekėjų paklausiau, kaip jūs mane matot, apie ką aš jum esu. Ir žodžiu, ten buvo
per kelis storius buvo skirtingi klausimai ir viskas susivedė į vieną, kad noriu taip kaip tu, kaip pas tave, kad tu motyvuoji ir panašiai. Todėl pas mane ir ambijo ir yra užrašyta, kad aš esu įkvepianti ir motyvuojanti moteris, nors paskutiniu metu gal čia nieko per daug ir nevyksta tokio motyvuojančio, aš visgi auginu leliuką, žinai, kaip jau dabar jau virš metukų jisai yra, bet vis tiek moteris mato ir jos įsikvepia. Tai aš labai džiaugiuosi, kad taip yra. Aš labai džiaugiuosi, kad jos manyje mato kažką įkvepiančio. Aš irgi labai džiaugiuosi, kuo daugiau tokių asmenybių, tuo yra lengviau gyventi. Tai Kamilė, planai ateičiai. Oi, planai ateičiai kokie? Nežinau. Pasakyk. Turi pasakyti, tuoj nauji metai, tuoj, žinai, kaip sakoma, pasakyk dabar, paleisk sakinį arba mintį į visatą ir visada įsipildys. Oi, Rasa, nežinau, norėčiau išlaikyti iš tikrųjų viską, kaip yra dabar, nes tikrai gyvenu auksiniam tokiam savo etape, nenoriu nieko per daug keisti, aišku, planų kažkokių susijusių su darbinės rytim yra, bet kaip ir minėjau, dar per anksti biški gal kažką ir sakyti, o taip tai nužiūrėsim. Svarbiausia, tai noriu nenuleisti rankų, nes aš irgi žmogus, aš irgi pavargstu, kaip ir visos moteris, tai tiesiog nenustoti daryti to, ką darau, ir man jau būtų labai gerai. Nepamesti savęs ir eiti toliau į priekį, nes tikrai esu ir labai pavargusi po 1,5 metų nemiegotų naktų praktiškai, tai labiausiai ko noriu, tai tiesiog laikytis savo krypties ir tikslų ir kai viskas nusibosta, nepamesti to. Tai paskutinis toks štrichas, Kamilės moto kitiems metams. O, Kamilės moto kitiems metams. Palaukit, dabar turiu pagalvoti. Ką nors tokio, šauk. Aha, palauk tuoj. Oi, kągi aš galėčiau palinkėti, ar ne? Ir koks mano moto, tai turbūt nesustokite, moterys, ties savo baimėmis, nes kai peržengėt baimės, kitoje pusėje jų nebelieka. Ir viskas pasidaro daug lengviau, daug paprasčiau. Svarbiausia yra nesustoti. O jeigu jūs norite kažką gyvenime keisti, tai ir keiskit. Dėl savęs. Labai labai šaunus žodžiai, o aš iš savo pusės noriu pridurti, kad aš esu šiek tiek griežtesnė ir aš visą laiką sakau, norint turėti rezultatą arba pasiekti iš taško A į tašką B, mes turime turėti discipliną ir planą. Taip. Tai jeigu mes juos turėsime, mes nenukrypsim, mes nepasimesim ir visko bus tikrai ir praklupsim ir verksim ir ieškosim paguodos, bet mes esam stiprios, atsistosim, nusivalysim ašaras šiuo akivaizdžiu būdu, pasidažysim lūpas raudonai ir eisim į priekį. Taip. Tai ačiū tau, Kamilė, ačiū už labai nuostabus, toksai motriškas, šarmingas, toksai labai, sakyčiau, toks, motyvuojantis pokalbis ir aš tikiuosi, kad mes įkvėpsime ne tik pokalbių, bet ir tokiu paskutiniu sakiniu. Ar tu sutiksi, kad žmogų pasitinka pagal rūbą, o išlydi pagal protą? Taip, visiškai. Tai va, tai mielosios mano, nebijokite būti spindinčios, gražios, stebinti, neužmirškite paspausti, kad patinka, neužmirškite prenumeruoti mūsų YouTube laidą ir tikiuosi susitiksime jau sekančioje laidoje ir vėl su sekančiu pašnekovu. Ačiū Jums ir ačiū Rasai, kad draugauja su Rasa.